Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir dažnai mane žmonės klausia, ir aš tokia platesnė prasme noriu šiandien atsakyti. Manęs klausia, kodėl aš nededu tų gelinių nagų, kodėl aš neklijuoju blakstienų, kodėl aš nekviečiu namų tvarkytojos, kodėl aš valgyt gaminu pati, kodėl aš stengiuosi didžiąją dalį padaryti pati. Pedikiūro nedarau, pati darau. Vakare žiūriu kažkokią įdomią laidą, pasimerkiu kojytės, pamirkau ir viską pasidarau pati. Todėl, kad, kaip jau mes žinom, matrica modeliuoja pagal situaciją, aš esu galintis, man modeliuoja įvykius, kad aš aukčiau tam galėjime. Jeigu aš negalintis, man modeliuoja įvykius į neįgalų tą scenarijų. Todėl visada turėkit mintyje, kad jeigu jums jau ten lakuoja nagus, tvarko pedikiūrą, sušukuoja, masažuoja, plauna grindis ir maistą gamina kažkas kitas, jeigu jūs labai stipriai persversit į kitą pusę kokį, 70% atiduosit kitiem, pasileis negatyvus scenarius. Kuo daugiau darykit patys. Patys savo rankomis galite padaryti savo tą paveikslą įgalaus ir tada jūs daug greičiau užaugsit. Kodėl močiutės tos tokios, žinot, kur labai daug dirba, gyvena labai ilgai? Todėl, kad jos gali. Jos gali ir jos scenarijų gauna kaip galinčio ir ilgiau gyvena. O jeigu mes jau, žinot, gulim arba sėdim, o mus ten prausia ir mirkom, tai taip toli kaip tos močiutės nenueisim. Tai pagalvojimo apie tai. Ačiū.